Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinas Jaunimo naujienos. Dėkuoju visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, jūs pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Na kągi, praėjo dar viena svarbi savaitė, per kurią netruko svarbių įvykių. Turbūt pats svarbiausias savaitės įvykis – Rusija pirmą kartą paleido tarpžemyninę balistinę raketą į Ukrainą, ketvirtadienį pranešė Kyjivas. Tai naujausias karo paaštrėjimas po to, kai Ukraina apšaudė Rusiją vakarų tiekiamomis ilgojo nuotolio raketomis. Tarpžemyninė balistinė raketa – ilgo nuotolio ginklas, kuris paleistas į atmosferą, numeta kovinę galvutę ar galvutes, kurios nukrinta į pasirinktus taikinius. Kita svarbi naujiena. Tarptautinis baudžiamasis teismas ketvirtadienį išdavė Izraelio premjero Benjamino Netanyahu, buvusio Izraelio gynybos ministro Javo Galanto ir Hamas vado arešto orderius. Orderiai Benjamino Netanyahu ir Javo Galanto išduoti dėl nusikaltimų žmoniškumų ir karo nusikaltimų įvykdytų mažiausiai nuo 2023 spalio 8 iki mažiausiai 2024 gegužės 20 dienos. Teisėjai Hagoje pritarė vyriausiojo prokuroro Karimo Khanui gegužę paskelbtam atitinkamai prašymui. Benjamino Netanyahu ir Javo Galanto be kita ko kaltinami atsakomybė dėl civilių marinimo badu, kuris buvo taikomas kaip karo metodas, taip pat dėl savavališkų žudimų ir tikslinių atakų prieš civilius. Na įdomu, kaip dabar reaguos protestuojantis prieš Remigijų Žemaitaitį ir kaltinantis jį antisemitizmu? Ar nereikės dabar jiems pasmerkti ir tarptautinį baudžiamąjį teismą dėl antisemitizmo? Gerai, grįžkime į Lietuvą. Kauno Žalgiris šventė nuostabią pergalę prieš Eurolygos čempionus Atėnų Panathinaikos. Tačiau štai kaip Žalgirio klubo fanai Green White Boys pasitiko Kauno miesto merą Visvaldą Matijošaitį. Naujienų ir žinių portalas Respublika pasidalino įdomia nuotrauka su prierašu apibūdinančiu, kas pagal žodyną reiškia provokatorius. Nuotraukoje matome, kaip pro Green White Boys fanus praeina Benas Lastauskas, o šalia jų žengia Visvaldas Matijošaitis. Benas Lastauskas vienas iš tų, kuris yra populiarus nuomonės formuotojas. Kitaip tariant, jau gauna aukštesnės pajamas ir yra edukuotas. O dar kitaip tariant, tikrai nepalaikantis Visvaldo Matijošaičio. Na čia vėlgi, kaip ir mitingų prieš Remigijų Žemaitaitį atveju, tiesiog atsitiktiniai sutapimai, tam tikriems žmonėms atėjus į tam tikras vietas apsidairyti. Palaikymą Visvaldui Matijošaičiui išreiškė ir dainininkas Egidijus Dragūnas savo Facebook anketoje, parašydamas, kad kai kiti sėdėjo šikną suraukę, tai buvo vienas iš nedaugelio žmonių, kuris man padėjo. Nuotraukas laukė net 20 000 patinka paspaudimų. Ketvirtadienį vakarą vyko antrasis protestas prieš partijos Nemuno aušra dalyvavimą valdančiojoje koalicijoje. Į protestą atvyko ir paskirtasis premjeras Gintautas Paluckas, kuris gavo dovanų nuvytusių rožių. Tai jūsų sulaužytų pažadų simbolis, jūsų bevystančios koalicijos simbolis, sakė nuvytusias gėlės įteikęs vedėjas. Vėl galime palyginti vėliavų skaičių mitinguose. 2021 m. rugpjūčio 10 dienos mitingė ir mitingė vykusiame ketvirtadienį. Na galime pagirti, kad atsirado bent viena Lietuvos vėliava, o spalvotoji vėliava toliau dėsningai ir sėkmingai išliko. Aišku, renginio organizatoriai teigia, kad šio mitingo neorganizavo jokios organizacijos ar politinės jėgos. Na taip, tikrai su tuo galime sutikti. Galime vėl pasižvalgyti, kas nekaltai ėjo pro šalį ir atvyko į protestą tiesiog apsidairyti. Danielius Lupsidzas, buvęs Vilniaus mero Remigijaus Šimašio patarėjas, kuris vyko į Seimą ir pakabino dar jame Izraelio vėliavą ant balkono stiklo, o vadovybės apsaugos tarnybos darbuotojai paprašė ją nuimti. Na čia kaip ir viskas tvarkoje, Lietuvos Seime kabinamos jau Izraelio vėliavos. Kaip bebūtų, žvalgomės toliau. Už Seimo borto likęs kartu su visa savo Laisvės partija Tomas Vytautas Raskevičius. Už Seimo borto taip pat likusi Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė Eva Budraitė. Tačiau pažvelkime į šią išraiškingą Tomo Vytauto Raskevičiaus nuotrauką. Savo Facebook sienoje pasidalinau šios nuotraukos prierašu. Kai nepatenki į Seimą ir supranti, kad dabar teks vaikščioti visokias akcijas ir šalti lauke. Na ir pažiūrėkime, kaip tiems teisingai mąstantiems, aukštesnės pajamas gaunantiems, išsilavinusiems šiek tiek pinasi liežuvis, kalbant nuo scenos. Pirmą kartą gyvenime šitoje aikštėje aš buvau prieš daugiau negu 30 metų.
Kelios dienos po sausio 13-osios baisios nakties. Mane čia tokia atvedė vienas žmogus, kuris buvo čia praleidęs ne vieną dieną ir ne vieną naktį. Ar šiek tiek neprimena šito veikėjo? Jūsų žmonos? Kitą kartą būtų galima jį pakviesti šnekėti, manau, skirtumo didelio nebūtų. Štai Tomas Vytautas Vaškevičius pateikė savo versiją, kodėl kalbančioji taip kalbėjo. Planai buvo apsirengus ir stovėjo renginėje šaltyje valandą. Nežinau, man pačiam teko pabuvoti ne viename mitingė, kuriame buvo kur kas šalčiau, tačiau nebuvo nei vieno, kuriam taip veltųsi nuo to liežuvis. Na ir kągi, pasiekėme rubriką. Top 3 savaitės komentarai. Trečioji vieta. Po vaizdo įrašų pavadinimu Eugenijus Gentvilas apie Seimo nario algą Valkatoms atrodo, kad tai daug. Petunija pakomentavo, 46 metus dirbo mokytoja ir pagal Gentvilą, būdama senjorė su bename, o likę dirbę kolegos yra Valkatus. Na, iš tiesų, va tokių žmonės Eugenijus Gentvilas įžeidė savo pasisakymu, tačiau nieko, tyla. Nei protestų, nei baudžiamųjų tyrimų, kaip Remigijui Žemaitaičiui. Antroji vieta. Šią savaitę kėlėme vaizdo įrašą apie vykusį antrąjį protestą prieš Nemuno aušrą. Tomas šmaikščiai pakomentavo, konservatorių vėlinės, o ne protestas. Na, iš tiesų, gal mes čia nieko nesuprantame, gal kiti žmonės atėjo į protestą todėl, nes tiesiog nori pagėdėti dėl konservatorių pralaimėtų rinkimų. Pirmoji vieta. Vakar pasidalinome žinią, kad kaip dalis Žalgirio fanų pasitiko Visvaldą Matijošaitį. Mega vokalas pakomentavo, kad spjaudom į šulinį, iš kurio geriam. Tai žemina mūsų tautą. Iš tiesų, tokių viešų patyčių skatinimas iš valstybės politikų kelia nepasitikėjimą teisinėje politinė sistema, o po to su pasiekmėmis teks susidurti mums visiems. Sveikiname visus laimėtojus. O koks jums, brangų žiūrovai, savaitės įvykis labiausiai įsiminė? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.